Sveiki, paprastai aš mėgstu pasakoti apie dalykus juos rodydamas, tačiau šį kartą šiek tiek papasakosiu apie naują įrankį, tam, kad jūs pamatytumėte, ar jisai turi tai, ko jums reikia. Taigi noriu pristatyti įrankį, kuris yra skirtas programavimo mokymui Pythono kalba. Jis turi dvi aplinkas. Tai vykdomąją aplinką, kurioje matote žemiau, ir kūrimo aplinką, su kuria galima sukurti programinius interpus ir uždavinius. Taigi šis įrankis leidžia vykdyti Pythoną naršyklėje. Tai reiškia, kad nereikia šio įrankio instaliuoti į serverius ir dėl to yra laimingesni adminai ir tuo pačiu mokytojai irgi yra laimingesni, nes jiems nereikia prašyti adminų daryti tokius dalykus. Skirtingai nuo praėjusios versijos šis įrankis įtraukia failų operacijas, nes pagrindinis trūkumas, kurį sakė mokytojai, tai yra tai, kad mokiniai negali mokytis tų dalykų, kurių jiems reiks egzamine. Savaime suprantama, naršyklė negali kurti failų, todėl šios operacijos yra simuliuojamos naršyklėje. Skirtingai nuo ankstesnės versijos dabar galime ne tik tai kurti programavimo uždavinius, bet ir kurti programavimo ištraukas arba taip vadinamus snipetus, kuriuos galima dėti į teorijos medžiagą ir iliustruoti tam tikrų algoritmų veikimą. Na ir savaime suprantama, pagrindinis tikslas tai yra programavimo uždaviniai ir jų testavimas. Atsirado daug įdomybių šioje vietoje. Ką dar daro ši aplinka, tai leidžia saugoti jūsų programas ir taip pat teikia rezultatus mokymosi sistemoms, tokiam kaip Moodle. Įdomus dalykas, kuris atsirado šioje versijoje, tai yra dirbtinio intelekto asistentas, kuris paaiškina atsiradusias klaidas, kurios gali būti tiek vykdymo metu pastebėtos, tiek ir sintaksės klaidos, ir kartu šis asistentas ištaiso kodą, jeigu tai mes leidžiame. Kad mokytis būtų smagiau, įdėjau ir taip vadinamus numestukus, angliškai drops. Galite įsivaizduoti, kad numušėte ateivių laivą ir iš to ateivio laivo iškrito daug gerų dalykų, kaip lazeriai, sakykime, ar kokios naujos technologijos. Taip ir išsprendus uždavinį, iš jo iškrenta, sakykime, įvairūs kodai ir panašūs dalykai. Ir tokiu būdu jūs galite organizuoti programavimo varžybas be jokios mokymosi sistemos. Dar yra įgyvendintas užuominos, kurios yra tarsi programavimo vedlys. Jos sako nieko nenusimanančiam žmogui, kaip reikia pradėti spręsti uždavinį ir veda laikas nuo laiko pateikiant naujų detalių. Tai tiek trumpai apie funkcionalumą, einame prie publikavimo. Anksčiau buvo galima publikuoti tik tai mokymosi sistemoje, dabar šitas skiltis išsiplėtė. Tai jūsų sukurtą uždavinį vieno mygtuko paspaudimu galima publikuoti Žinai.lt serveryje ir tą nuorodą dalintis. Be nuorodos jūsų sukurtus uždavinius galima įterpti į kitą turinį, naudojant taip vadinamą įterptinį kodą. Šitai aš daug naudojau, kai reikėjo į Moodle įterpti mokymosi medžiagą. Kaip ir anksčiau yra palaikomas SCORM'as ir šis įrankis generuoja SCORM paketą. Šį paketą galima įkelti praktiškai į bet kurią mokymosi aplinką, kuri palaiko standartus, ką matote ir šiame pavyzdyje. Čia yra įkeltas uždavinys į SCORM cloudą ir jį išsprendus, kaip matote, visi rezultatai užsiregistruoja. Na ir dar vienas dalykas, tai programėlė arba Progressive Web App. Priemonė jinai generuoja PVA paketą ir šį paketą galima diegti tiek į stalinius kompiuterius, tiek į įvairių tipų išmaniuosius įrenginius. Į Apple, į Android, nesvarbu. Tai tiek trumpai apie įrankį, o jau dabar einame daryti dalykų.